Panikos ataka dar nėra sutrikimas, tai yra simptomas. Tai yra klaidingai įsijungusi, per stipriai įsijungusi organizmo pavojaus sistema. Skamba kaip labai sudėtinga būsena žmogui ir minėjai pradžioj, kad žmogui gali atrodyti, kad jis gal čia infarktas, insultas ištinka. Tam tikrą prasme natūralu pagalvoti apie medicininės jutimų priežastis, nes jos labai kūniškos. Tai, ką jaučiame, labai stipru būna ir kūniška. Ir vis tik svarbi ir gera žinia yra ta, kad tai viso labo yra išmoktas reagavimo būdas. Ką svarbu savo išsinešti su panikos atakom? Kaip nenueiti į dar gilesnius kažkokius sutrikimus, jeigu pradėjo reikštis tos panikos atakos? Pradėti vertinti savęs defektyviais dėl to, kad patyrėme panikos ataką arba išsivystė panikos sutrikimas. Sveiki visi prisijungę prie Pokyčių namų tinklalaidės Laikas pokyčiams. Šiandien su manim yra Pokyčių namų bendruomenės psichologė, psichoterapeutė Rasa. Ir su ja šiandien pakalbėsime tokia nerimastinga tema, tai yra apie panikos atakas. Pakviesiu įsivaizduoti, kad staiga pajuntate, jog stipriau suplaka širdis, apsiblausia galva, pradeda dusinti tarsi ir netrukus jūsų mintise užsisuka didžiausios siaubo ir įtampos scenarijus, kad prarandate kontrolę, kad tuoj nualpsit, kad kažkas labai negero su jūsų sveikata, su būsena, grėsmė gyvybei, infarktas, kad mirštate. Ir tuo metu jums net nešauna mintis, kad tai panikos ataka. Labai didelio intensyvumo nerimo epizodas. Jūsų protas per labai trumpą laiką, reaguodamas į nežymų, nepavojingą kūno signalą, sukuria subjektyviai jaučiamą labai didelę katastrofą. Panikos ataka gali pasireikšti įvairiausiais psichologiniais ir fiziologiniais simptomais, kuriais gali būti jau minėta širdies plakimas, dusulys, virpulys, drebulys, pykinimas gali atsirasti, šalčio, karščio pojūčiai, derealizacija, tai yra, kai aplinka ima atrodyti keista, netikra, tarsi išplaukusi, depersonalizacija, kai aš pats kažkoks keistas, tarsi aš ir ne aš. Ir žinoma, šituos visus pojūčius, jutimus lydi didelė baimė, išprotėjimo baimė, mirties baimė, nerimas, įtampa. Panikos ataka dar nėra sutrikimas, tai yra simptomas. Tai yra klaidingai įsijungusi, per stipriai įsijungusi organizmo pavojaus sistema. Sutrikimu tampa tada, kai panikos atakos kartojasi bent kartą mėnesyje ir kai jas pradeda lydėti kitos atakos laukimo baimė. Atsiranda vadinamasis laukimo nerimas, kurį lydi savisaugos apsauginis toks elgesys, vengimo elgesys, žmogus pradeda vengti tam tikrų situacijų, vietų, riboti savo elgesį, jo manymu galintį sąlygoti kitos atakos pasireiškimą, nešioti saugumo objektus, kuriais gali tapti kraujospūdžio matavimui skirta kokia nors įranga, pulsometras, medikamentas, visada turėti telefoną prie šono tam, kad galėtų paskambinti pagalbos. Toks elgesys
nuramina tik trumpam, suteikia saugumo tik trumpam, o ilgainiui dėja palaiko nerimo įtampos ciklą, tampa nerimo ir įtampos generatoriumi, palaiko panikos sutrikimą. Skamba kaip labai sudėtinga būsena žmogui ir minėjai pradžioj, kad žmogui gali atrodyti, kad jis gal čia infarktas, insultas ištinka, ar ne? Kaip šita vieta suveikia, kodėl iš pradžių galvojam galbūt, kad tai yra kažkokia fizinė liga, o ne psichologinė liga? Tam tikrą prasme natūralu pagalvoti apie medicininės jutimų priežastis, nes jos labai kūniškos. Tai, ką jaučiame, labai stipru būna ir kūniška. Ir vis tik svarbi ir gera žinia yra ta, kad tai viso labo yra išmoktas reagavimo būdas į neutralius signalus, kurie dėl mūsų pačių reakcijų ilgainiui išauga į tokius, iš tikrųjų stiprius jutimus. O gerumas to žinios tas, kad tą reagavimo būdą galima labai sėkmingai keisti. Ar tam reagavimo būdui keisti būtina psichoterapija, ar žmogus gali namie pats savo padėti? Dažnu atveju, jeigu jau išsivystė panikos sutrikimas, dažnu atveju prisireikia psichologinės, psichoterapinės pagalbos. Ir tuo pačiu žmogus turi intensyviai tais principais, tais įrankiais, kuriuos suteikia terapijoje, jam specialistas vadovautis ir už terapijos ribų. Taigi, tie būdai, kurie naudojami terapijoje, tampa ir savipagalbos būdais. Jeigu tai dar nėra panikos sutrikimas, bet turėjau panikos ataką, kad neužsifiksuočiau turbūt tame panikos rate, kurį minėjai, ką galiu daryti, kaip sau galiu šiek tiek palengvinti buvimą ir galbūt net panikos atakos metu, kaip aš galiu sau palengvinti, padėti, kad kuo sėkmingiau, kaip sakant, išeičiau iš tos būsenos. Pridursiu galbūt dar ir tai yra svarbu ištikus panikos atakai, pirmajai panikos atakai, išsitirti mediciniškai tam, kad atmesti visas kitas įmanomas to patyrimo priežastis. Ypatingai jeigu jau pas gydytojus buvo tas senokai. Paprastai taip ir nutinka, nes ištikus pirmai panikos atakai žmonės dažnu atveju kviečiasi skubę medicinos pagalbą, manydami, kad iškilo grėsmė jų gyvybei. Ir tada, kai jau turimas atsakymas, kad tai psichologinė priežastis to potyrio, pradėti dirbti su savimi. Visų pirma, svarbu įsisąmoninti, kad tai, kas vyksta, žinoti nėra pavojinga žmogaus gyvybei, kad širdies plakimo pojūtis tai ne infarktas, galvos svaigimas tai ne insultas, kad jausmas, jog dūstu, nėra tikrasis oro trūkumas. Ir jau vien šitas žinojimas sumažina baimę ir natūraliai sumažėja simptomų intensyvumas. Kitas labai svarbus dalykas yra keisti savo santykį su kūno pojūčiais, nesistengti juos sukontroliuoti, juos atmesti, o išbūti tai, ką dabar jaučiu savo kūne. Kasdienybėje tai atrodo taip, kad pajutau kažkaip keistai virptelėjo širdis ir leidžiu tam būti. Leidžiu būti sunkumui krūtinėje, leidžiu būti jaučiamam dusinimo jausmui, nieko tam nedarau. Leidžiu būti nerimui. Nerimas praeis, jeigu mes leisime tam nutikti, nepulsime kontroliuoti. Taip pat labai svarbu paklausti savęs, kai mus ištinka panikos ataka, kelintą kartą mirštu nuo to paties.
kiek kartų tai jau išgyvenau ir kiek tai truko. Panikos ataka trunka iki pusvalandžio. Priminti savo, kad nebe pirmą kartą tai nutinka ir nieko blogo galiausiai vis tiek neištiko. Ir paklausti savęs galima, ar ta mintis, jeigu tokia kyla, kad mirštu, yra faktas ar mano nuomonė. Kognityvinė ir elgesio terapija tai vadinama katastrofiškų minčių tikrinimas yra ir vienas iš pagrindinių pagalbos esant panikos sutrikimui būdų. Taip pat labai svarbu atsisakyti vengimo, nes išsivysčius panikos sutrikimui žmonės, kaip jau minėjau, vengia kokių nors situacijų galimai išprovokuosančių vėl panikos ataką. Pamažu grįžti į veiklas ir vietas buvusias įprastas iki panikos atakai, panikos sutrikimui išsivystant. Galima pradėti nuo tokių mažiausiai nejaukių grįžimų ir tada palaipsniui hierarchinę linkme judėti prie subjektyviai suvokiamų sunkiausių vietų ir elgesių. Taip pat labai svarbu vengti saugančio elgesio. Pavyzdžiui, nebesirinkti sėdėti prie išėjimų kur nors patalpose, nebesinešioti medikamento, nebeprašyti, kad kas nors skambintų ir patikrintų, ar mums gerai viskas su mumis, nebeprašyti, kad nepaliktų vienų. Jeigu žmogus nuspręstų kreiptis į psichologą ar į psichoterapeutą, ieškoti pagalbos su panikos atakomis, ar yra kažkokios veiksmingesnės terapijos kryptis, ko žmogui paieškoti, ar vis dėlto gal rinktis medikamentinį gydymą savo padėti šitoj vietoj? Gal esi domėjusis, kas veikia geriausiai? Moksliškai įrodyta, kad pirmo pasirinkimo pagalba esant panikos sutrikimui yra kognityvinė ir elgesio terapija. Kadangi ji orientuojasi būtent į tą panikos sutrikimo išsivystymo mechanizmą ir dirba su mintimis, negatyviamis mintimis, kurios išryškina justus simptomus, juntami simptomai vėl sukelia dar negatyvesnių minčių antplūdį ir užsisuka panikos atakos ratas. Mano patirtimi turbūt dažnėja panikos atakos tarp jaunų žmonių ypatingai. Ar esi tokią tendenciją pati pastebėjusi žmonių kalbančių apie tai arba galbūt ir tyrimų? Ir kaip tu galvotum, kodėl dažnėja tos panikos atakos mūsų visuomeniai? Konkrečiai į klausimą atsakyti ryšime, ar dažnėja panikos atakos, tiesą sakant, negaliu. Žinau tai, kad nerimo, panikos ataka, panikos sutrikimas yra vienas iš nerimo spektro sutrikimų, o bent vieną iš nerimo spektro sutrikimų bent vieną kartą gyvenime patiria net 1/4 populiacijos. Tai nerimo spektro sutrikimai iš tikrųjų yra dažni visuomenėje. Priežastys gali būti įvairios, gali būti ir pats tas didesnis gyvenimo tempas, didesni lūkesčiai kitų ir savo pačių savo. Tai priežastys yra kompleksinės, dėl ko mes tikrai dažnai išgyvename nerimą, patirime jo sutrikimus. Galvojant apie tai, kad žmonės nėra labai linkę pripažinti savo kitiems, kad turi kažkokių psichologinių sunkumų, ką svarbu savo išsinešti su panikos atakom, kaip nenueiti į dar gilesnius kažkokius sutrikimus, jeigu pradėjo reikštis tos panikos atakos? Labai svarbu nepradėti vertinti savęs defektyviais dėl to, kad patyrėme
panikos ataka arba išsivystė panikos sutrikimas. Ir jau vien atsižvelgiant į tai, kad nerimo sutrikimai yra dažnai sutinkami visuomenėje, tai nėra kažkas išskirtinai negero apie mus, kad nesame kažkuo nukrypę labai stipriai nuo kitų žmonių, tai yra žmogiška. Tam, kad nesusikelti dar papildomo diskomforto, disforiškos nuotaikos, kad tai neperaugtų į kitus nerimo sutrikimus ir svarbu ieškoti pagalbos. Dar paskutinis klausimas. Ar gyvenimo būdas gali lemti kažkaip emocinės tos būsenos gerėjimą arba blogėjimą, kalbant apie panikos atakas? Taip, galima. Kognityvinė elgesio terapija orientuojasi, dirbant gelbstint žmonėms, turintiems panikos sutrikimą, į psichoedukaciją, minčių keitimą, interocepcinės ir situacinės ekspozicijas bei atkryčio prevenciją. Atkryčio prevencija yra apie tai, ką daryti, kaip gyventi, kaip būti su savimi, kad panikos atakos surėtėtų, kad nebebūtų to laukimo nerimo. Taip kaip kad panikos sutrikimas išsivysto dėl kompleksinių priežasčių, dėl mūsų gyvenimo būdo, tai būdinga dažnu atveju žmonėms turintiems griežtus standartus, savo perfekcionistams, linkusiems perdėm prisimti atsakomybę, norintiems nuveikti daug ir greitai. Tai keičiant šitus polinkius, reguliuojant savo mintis ir elgesį, ryšium su savo veiklomis, gyvenimo būdu, galima labai stipriai savo padėti. Ar įmanoma pasveikti, turint jau diagnozuotą panikos sutrikimą? Geras klausimas. Turbūt visi labai nori sužinoti, tai galiu čia pasveikti visiškai ar ne? Geras klausimas. Ir čia labai svarbu nesiakcentuoti į tą tobulą pasveikimą. Kaip kad svarbu nenorėti, nesiekti išgyvendinti tų kūno pojūčių, kurie ištinka panikos atakos metu. Taip, kiekvienam turinčiam panikos sutrikimą svarbu kreiptis pagalbos, bet išgyvendinti tikslą, kad nebepatirsiu panikos atakos. Terapijos esmė nėra tai, kad nebebus panikos sutrikimų. Esmė yra, kad nebebus panikos atakų. Esmė ta, kad aš nebebijosiu panikos atakos. Ir natūralu tai, kad jausim savo gyvenime nerimą, kad galbūt kada nors vėl ištiks panikos ataka. Nieko tokio. Svarbu gyventi kokybišką gyvenimą, neįsukti nerimo ir įtampos, bijantis, kad vėl kada nors mane ištiks panikos ataka. Tai ačiū labai, Rasa, kad atvykai, kad pasidalinai būtent apie panikos atakas. Kaip pati sakei, tikrai didelė visuomenės dalis yra patiriantis vienokį ar kitokį nerimo sutrikimą ir panikos atakos turbūt vienas iš gan dažnai pasitaikančių ir tikrai matau, kad nemažai kreipiasi pagalbos būtent su panikos atakom. Tai ačiū, aš tikiuosi, kad tai palengvins žmonėm tiek apsisprendimą galbūt siekti pagalbos, o gal ir rado kažkokių patarimų, kuriuos gali jau čia ir dabar pradėti taikyti savo gyvenime. Tai ačiū labai. Ačiū tau, Agnė. Ačiū, kad klausėt mūsų pokalbio su Rasa. Tikiuosi, kad gavote naudingos informacijos, o jeigu ir toliau norite gauti naudingą turinį, kviečiu pamėgti mūsų YouTube kanalą.